Sako, negalima filmuoti, sako, negalima nieko daryti, galų gale, tu pamastyk pats, visur yra taisyklės, brūkšniai, foliukai, visokie kvadračiukai, tik tai, kaip sakant, kažkokie žmogeliukai nustatė, kaip turėtų būti, taip, nes visi mes negalim gyventi taip, kaip norime, mes norime tiesiog viską padaryti, kaip kiti gali tai daryti, nes tokias gyvenimo ir yra sąlygos, nenorėk, o daryk. Kiekvienas mes turime šitą gyslelę ir nenorime jos prarasti, kad ir kiek mes besistengtume, vis tiek gausis negerai, nes visada bus aplinkui žmonės, kurie tau, kaip sakant, sakys, ei, tu palauk, biški išsiblaškyk, biški pamiršk, biški karačius, nuo savęs biški atsilik, sek paskui visus, eik iš paskus ir sakyk, daryk, come on, pakartok, atkartok, mokinkis, pavaryk, kuo daugiau tu sumąstyk, bet galų gale vis tiek visi mes grįšim į tą patį tašką, kad ir kur ką mes bedarėm, kad ir kur mes beėjom, visur yra tas pats vienintelis taškelis, kuris yra čia, prašom, tiesiog paimk ir užlipk kuo aukščiau, kad tave visi matytų, arba kaip sakoma, kitaip, kad iš aukštai visus kitus galėtum žiūrėti. Taigi paprastai ir lengvai kalbėti nesąmonės, nes jeigu pradėčiau kalbėti realiai tiesą, kaip buvo viskas po biškį, iš tiesų, jūs galvotumėt, kad po velnių aš meluoju, bet, ką padarysiu, geriau paklausom tylas. Reiškia, žmogaus nebuvo, pala, dar geriau, gal pabūnam kažkur tai pamiškėj, kažkokiam parkelį, kažkokioj toj užuovėjoj, pala, paklausykit. Pažiūrėkit, nieko nėra, teisingai, taip, jūs visi atspėjau, sveikinu, jūs laimėjot milijoną. Taigi, ką dabar galime mes daryti su šitu telefonu? Nežinau, gal ką nors reikės nuveikti, gal ką nors reikės dėl jūsų padaryti, nes po velnių, taigi ne aš šitą dalyką sukūriau, čia yra tik įrankis, galų gale ne man jisai sukurtas, o jis sukurtas kažkam, todėl ir gyvename taip, lyg niekur nieko, užsimerkiam ir galvojam po velnių, iš kur tos mintis visos mumis taip kankina ir iš kur viskas atkeliauja, ir galų gale kokio velnio mes iš vis egzistuojam. Taigi paprastai laimė, džiaugsmas, meilė ir ramybė. Viskas, daugiau nieko nereikia. Ir pavalgyt, nusiprausti, galų gale susišukuoti, savo higieną kažkaip tai susidėlioti. O toliau tiesiog disciplina, paprastas dalykas. Darai vieną po kito ir gaunasi kažkoks tai nulis. Ir tada nusprendi, pagaliau aš pasiekiau žvaigždes ir galėčiau matyti mėnulį. Iš kitos pusės, ar ne taip, storuli. Taigi paprastai ir lengvai, nieko ypatingo. Duok man žodį, duok man sakinį, po velnių paduok kokią temą, dar kartelį pakartosim, dar kartelį mes surimuosim, galų gale vibracijom ir garsais mes visą pasaulį okupuosim. Taigi, džiaukitės, gyvenkite, nežinau, kad ir kas ten bematė, kad ir kas ką ten beturėjo, kad ir kas ten besakė, kad ir kas ten kažką tai pagalvojo. Tu žinai, kad šitų smegenų, kad ir kiek jos būtų nukankintos ir nudaužytos ir, kaip sakant, veidelis jau į patį save nebepanašus. Ir tada mes ir galime sakyti taip, galbūt lūžo tai tik tai kaklas ir atsijungė smegenys nuo kūno. Pradėkit jūs, aš laukiu, ar tu vėl ateisi pasiruošęs ir man knysi protą. Taigi pažiūrėk, viskas vyksta automatiškai, spontaniškai. Taigi klausimas, ar bus ar nebus, ar vėl šauktukus reikės naudoti, kad kažkodėl atrodyčiau vėl kvailai prieš visus jūs.